Sveiki atvykę į sekančią iššūkio dieną. Šioje dienoje papasakosim, kaip atsirado šis gėrimas ir mūsų kelionę link jo. Aš buvau kultūristas, intensyviai labai sportavau, žinoma, mityba buvo labai gausi, valgydavau 6 kartus per dieną. Prieš pasiruošimą varžybom mano svoris siekdavo 140 kg. O tokį svorį pasiekti labai daug tekdavo valgyti, netgi 6 kartus per dieną. Mano racionas atrodė daugmaž taip: 1,5 kg jautienos, 700 g kalakutienos, ryžiai, kokie 40 kiaušinių, tai va tokį kiekį maisto suvalgydavau per dieną. Tai įsivaizduokit, kiek reikėdavo mano kūnui pastangų šį maistą suvirškinti. Ir tai tęsiasi kažkur tais gal 10-12 metų. Tai vat tiek laiko alinau savo organizmą taip, kol vieną dieną jisai tiesiog pradėjo nebevirškinti maisto. Prasidėjo pilve sunkumas, pavalgius nevirškindavo, stovėdavo maistas, jisai tiesiog nesivirškindavo, pūdavo. Ko pasekoje naktį labai prastai miegodavau, daug prakaituodavau, o ryte jausdavausi lyg pagiriuose, lyg po pagirių. Nes viskas, kas būdavo suvalgyta vakare, viskas ir likdavo nevirškinta. Ir tas momentas, kada supratau, kad tiesiog aš taip nebegaliu gyventi, nes jaučiausi sunkiai ir naktim neįsimiegodavau. Po vienos bemiegės nakties atsikėliau ir supratau, kad daugiau taip negaliu, kad reikia kažkokios pagalbos. Ir tuo metu pradėjau ieškoti, kas galėtų padėti. Nes iš savo išsilavinimo esu baigęs Kūno kultūros akademiją, supratau, kad tiesiog fermentai, kažkas su fermentais negerai, nes, ta prasme, nebevirškina man maisto. Pirmas žingsnis, ką pradėjau daryti, pradėjau atsisakyti sunkaus maisto. Tikėjau, kad atsisakius sunkaus maisto situacija pasikeis. Tačiau ilgai ieškojau ir visgi šis metodas man nepadėjo pasiekti norimą rezultatą. Kadangi jaučiausi apsunkęs, galvojau, kad sunkus maistas, tai yra mėsa, žuvis, vištiena, kad jos atsisakymas bus tas raktas į lengvesnį gyvenimą. Tačiau supratau, kad mikroflora mano nebuvo paruošta ir kai pradėjau valgyti vien tik augalinį maistą, jėgų tikrai daug nebuvo ir jaučiau net kaip salėj, rezultatai krito, svoriai mažėjo ir pati savijauta labai stipriai nepagerėjo. Taigi pajaučiau, kad ir tai nepadeda, nes dažnai pūsdavo pilvą, dažnai eidavau į tualetą, būdavo diskomfortas pilve ir aišku jėgos labai stipriai mažėjo. Tuo metu daug domėjausi apie žarnyną ir supratau, kad galimai mano mikroflora neparuošta naujam maistui. Aš prisimenu tiesiog, kad tuo metu ieškojau, daug skaičiau, domėjausi, klausiau podcastus, ieškojau informacijos, kodėl taip gali būti su manim, kodėl tas žarnynas nefunkcionuoja taip, kaip jis anksčiau funkcionuodavo. Ir tuo metu gimė dvi idėjos. Viena idėja, kad fermentai pasibaigė, kad kepenų fermentai, kažkas su jais negerai, nes maistas nevirškinamas. O antra mintis, kuri irgi šovė į galvą, besidomint literatūrą, video, gimė ta, kad galimai mano žarnynas nepasiruošęs, galimai tenais gyvena ne tos bakterijos, kurios padėtų man suvirškinti naują maistą, naują lengvą, sveiką maistą. Buvo taip blogai, kad net pagalvojau, reikia pabandyti badavimu, pasnikavimu ar protarpinio badavimo, kas pradžiai visai padėjo. Protarpinis badavimas iš pradžių padėjo, nes, kiek žinau, pats organizmas atsakingas už savo švaros palaikymą. Svarbiausia jo neteršti. Ir per pasnikavimus jaučiau palengvėjusi kūną, geresnę emocinę savijautą
Ir apskritai gyvenimas vėl lygtais pasidarė visas spalvotas. Ir po pasnikų įsiklausiau savo organizmo, ko jis labiausiai nori. Ir pirma mintis, ko visą laiką norėdavau po pasnikų, būdavo raugintas maistas, rauginti kopūstai. Tuo metu dažnai važiuodavau į turgų, kur įsigydavau fermentuotų raugintų kopūstų, agurkų. Ir pastebėjau, kad būtent po to maisto vėl grįždavo ir jėgos, ir ta prasme pavalgius jausdavausi ir sotus, ir energingas. Tuomet sužinojau, kad ne tik tais fermentuoja kopūstus, agurkus, bet ir galima gamintis fermentuotą gėrimą. Pradėjau gamintis fermentuotą gėrimą namuose savo. Pradėjau fermentuoti gėrimą namuose. Pradžiai gėriau pats, paskui pastebėjau, kad ir aplinkiniam jis patinka, bei aplinkiniai pradėjo dalintis nauda, ką ir aš jaučiau. Buvo daugiau energijos, mažiau miego reikėjo ir treniruotės žymiai paprastesnės būdavo, nes treniruotės tęsiasi iki dabar. Virškinimas grįžo į pradinę būseną, ko jau nebuvau jautęs ilgus metus. Vėl pradėjo virškinti, nestovėjo maistas vietoj, reguliarus tuštinimasis ir energijos antplūdis, žinoma, su ta energija ir nuotaika pagerėjo, nes pastebėjau, kad susitvarkė žarnynas, išsivalė oda. Sveiki, esu Marius, svėriau 122 kg, nuo to mano visos problemos ir prasidėjo. Mano istorija yra labai tokia įdomi, kadangi mėgdavau ir pasportuoti, ir pavalgyti, tai mano gyvenime tęsiasi tas momentas, sportuodavau, ateidavau vėl į savo tą norimą stabilų svorį, bet jis stabilus niekada nebuvo. Kodėl? Todėl, kad tik tais atsileisdavau savo vadeles ir staigiai grįždavau į tą patį storą, kuris vėlgi pabėgti normaliai negalėdavo. Sprendžiau aš tą problemą ir su maistu, sprendžiau aš tą problemą ir su sportu, sprendžiau su tą problemą ir netgi su pasnikais. Vieną kartą per savaitę nevalgyti. Bet tai būdavo labai sunku ir nežinodavau kodėl. Galvodavau, kad iš vis to pasniko neturėtų egzistuoti, nes jisai kažkaip tai laužo žmogų. Tai va, o tai buvo visiškai mano klaidingas, kaip sakoma, pasirinkimas. Kada svėriau 122 kg, pas mane problemos buvo tokios. Sunkiai kvėpuodavau, miegodavau ilgai ir knarkdavau, atsikeldavau ryte po gero pavalgymo, aišku, alkoholio, neskaitant, tuo metu nevartojau, bet turėjau tokios pagerės irgi, nežinau, nuo ko čia tas reikšdavosi, bet manau, kad būdavo persivalgyta. Tiesiog neturėjau energijos nuo lovos vienos į lovą kitą, kažkas kažkur tai man siūlydavo važiuoti, aš niekur nenorėdavau, nes tiesiog būdavo energetinis lūžis toksai, kurio pakelti tiesiog aš negalėdavau. Padarga, oda širpėtodavo, plaukai slinkt pradėjo, akis mano prastai matė, gan tikrai ir jos kuo toliau, tuo labiau prastėjo. Mano gyvenimas pasidarė nekomfortiškas ir labai nepatinkantis savo. Tai va, radau šitą gėrimą, su kuriuo pradėjau pats gamintis namie, sužinojau technologiją, sužinojau tam tikras bakterijų padermes ir tam tikrais kultivavimo metodais, kaip jos išrinkinėja maistą į smulkesnis vitaminus, mikroelementus ir kitus esamus gėrime naudingas medžiagas. Ir pradėjau aš jį vartoti ir tuo metu aš prajaučiau, kad mano žarnyne pradėjo darytis kažkokie tai stebuklai. Pradėjau jaustis geriau, atsirado energijos. Pradėjau vaikščioti į ten, kur karaliai pėsti vaikšto. Peristaltika pradėjo, tuštintis geriau pradėjau. Miego kokybė pagerėjo. Pradėjau atsistatinėti akinius, nusimečiau, akis pradėjo geriau matyti, plaukai sustojo slinkti ir dabar jaučiuosi daug geriau. Pasikeitimas įvyko per 9 mėnesius.
Ėjau pas gydytojus, dariau kraujo tyrimus, dariau vitamino tyrimus, stebėjau save, kaip pas mane viskas vyksta, stebėjau ir su daktarais, ir pats daug knygų skaičiau, domėjausi, kaip tam tas visas dalykas veikia. Iš pradžių domėjausi apie aukšto slėgio fermentaciją, supratau, kad jinai žymiai veiksmingesnė ir kad tenais patogeninė mikroflora neužsiveisia, kad mes galim saugiai namuose fermentuotis, žinodami, kad tikrai jokie patogenai tenais nesiveis. Taip ir pradėjom fermentuotis namuose savo reikmėms. Vėliau tryse sėdėdami ant sofos, aš, Monika ir Marius, sumastėm, kad kodėl nepabandžius susitvarkyti visų reikiamų licenzijų, pasidaryti visus leidimus ir startuoti plačioj visuomeniai su šiuo gėrimu. Kad gauti visas licenzijas ir visus leidimus iš tikrųjų užtruko ilgą kelią. Kadangi produktas aukšto slėgio fermentacijos Lietuvoje toks yra vienintelis, visos instancijos prašė daug visokių patikrinimų, visokių laboratorinių tyrimų, kad įeitumėm į rinką. Tai tikrai nebuvo labai paprasta. Tačiau, žinodami, ant kiek mums tai padėjo, mes tikėjom, kad galim su tuo gėrimu padėti ir kitiems. Beje, visus tyrimus, kuriuos esam atlikę su šitais gėrimais, esame įdėję į savo internetinį puslapį. Tai štai, tai yra Dievų maisto gėrimo atsiradimo istorija ir mūsų kelias, kaip mes priėjom prie jo. O dabar mums labai įdomu, nuo ko jūs kenčiate, kokius sutrikimus turit, kokias problemas. Pagal tai paruošim tolimesnės temas. O dabar, prašau, pasidalinkit savo istorijom, kad žinotumėm, kas jums rūpi, kokias problemas turit. Prašome ir jūs pasidalinkite, kokias su sveikata problemas turite, kas jūs kamuoja, nuo ko jūs negaluojat. Ir prašome parašyti tai mūsų komentaruose. Taigi pasidalinkite tuo savo komentaruose žemiau.